Ką reiškia sapnuoti muštynės? Sapnai apie muštynės paprastai neša simbolinės žinutės apie jūsų vidinės emocijas, santykius su aplinkiniais ar net artėjančius išbandymus. Matyti muštynės nusivilsite žmonėmis. Muštis pačiam, barniai ir nesutarimai. Galite įsigyti priešų. Būti sumuštam laukia liūdesys. Būti užmuštam galite išsiskirti su antraja puse arba netekti draugo. Jeigu sapne jūs muša geležiniu daiktu, toks sapnas perspėja, kad galite susižeisti. Muštynėse užmušti kitą žmogų – giminaičio netektis. Sapne vyrui su savo žmona muštis – permainos į gerą. Sapne kam nors nesmarkiai duoti per veidą – vedybos arba šeimyninė laimė. Sapne kam nors dantį išmušti – nemalonumai, nuostoliai. Smurtas senovės sapnuose. Egiptiečiai muštynes sapnuose galėjo vertinti kaip susidūrimą su likimu. Jie tikėjo, kad sapnai yra dievų žinutės, gal tai dieviškas padrąsinimas. Graikai tokius smurtinius sapnus laikė dievų perspėjimais. Ar Dzeusas rodo jums į šoną? Geriau pasitempkite. Romėnai į kovą sapnuose žiūrėjo rimtai, dažnai kaip į artėjančio konflikto ženklą. Galbūt vis dėlto tai nėra gera diena dėvėti togą. Vikingai susirėmimus galėjo aiškinti kaip ženklus, galbūt pranašaujančius tikrus mūšius. Tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas suteikė jums naujų minčių ir padėjo geriau suprasti likimo ženklus. Jei jums patiko, prenumeruokite mūsų kanalą, kad nepraleistumėte būsimų vaizdo įrašų. Ir spustelkite mygtuką patinka, jei norite mus palaikyti. Iki pasimatymo.